Jeigu sukurti verslą būtų taip paprastai ir lengva, visi būtų verslininkais ir visi būtų milijonieriais. Tačiau statistika rodo, kad apie 90% verslo net laiko netgi pirmų metų išbandymų. Nes iš tikrųjų daryti verslą, sukurti gerą verslą yra absoliutus iššūkis. Ir einam, aš jau papasakosiu kodėl. Apie verslą aš su jumis noriu pasikalbėti netuščiai. Daugiau negu 20 metų mano pagrindinė veikla yra verslo konsultavimas. Konsultuoju įvairias įmonės apie pardavimus, investicijų pritraukimą. Ir negana to, per paskutinius 25 metus pats esu dalyvavęs kažkur beveik 20 įvairių veiklų, verslų, kaip steigėjas, bendras steigėjas, savininkas arba bendras savininkas. Ir todėl manau, kad aš galėčiau su jumis pasidalinti keletą įžvalgų, keletą pastebėjimų, keletą iš daugelio mitų, kurie dažnai supa verslą. Kuomet žmonės nori pradėti verslą, kuomet žmonės nori pradėti savo veiklą, atsiranda daugybė mitų, daugybė dalykų, apie kuriuos žmonės kalba ir iš tikrųjų nežino. Ne? Mes dažnai galvojam, kad verslas tai yra vien tik tais faina, vien tik tai smagu, tu susigalvoji savo idėją, turi kažkokią išskirtinį idėją ir ateini pakeisti pasaulį. Tačiau viskas yra ne vien taip. Norint sukurti verslą, reikia įdėti daugybę pastangų, reikia įdėti daug darbo, reikia įdėti didelę dalį atsakomybės. Ne? Ir todėl turbūt ne visada visi verslai gaunasi ir turbūt todėl ne visi žmonės nori daryti tuos verslus. Taigi pirmas ir vienas iš dažniausiai pasitaikančių mitų apie verslą yra tai, kad daugelis galvoja, kad visi verslininkai uždirba daug pinigų. Aš jums galiu atsakyti iš savo patirties sąžiningai ir užtikrintai. Per savo patirtį mačiau turbūt daugiau negu 1000 įmonių buhalterijas, apyskaitas ir tikrai žinau, kiek uždirba tų įmonių savininkai ir vadovai. Todėl drąsiai ir užtikrintai galiu pasakyti, kad visgi didžioji dalis smulkaus ir vidutinio verslo savininkų ir vadovų gyvena už pajamos mažesnės negu 5000 eurų per mėnesį. Ir aš sutinku, tai nėra maži pinigai. Už tokius pinigus, manau, Lietuvoje drąsiai ir užtikrintai gali pragyventi, 3 asmenų šeima, turėdami savo turtą. Tačiau, jeigu mes kalbame apie verslą, apie visus iššūkius susijusius su verslu, jeigu mes kalbame apie naštą, kuri ateina kartu su verslu, man visada iškyla klausimas, ar visas tas kryžius, kurį verslininkai neša ant savo pečių, yra vertas tokių pajamų. Antras mitas, su kuriuo aš labai dažnai susiduriu ir iš tikrųjų konsultuodamas įvairias įmonės verslininkus, arba žmonės norinčius pradėti verslą, daugybę kartų mačiau ir susidūriau su žmonėmis, kurie galvoja, kad unikali ir išskirtinė verslo idėja tai yra viskas. Supraskite mane teisingai. Be geros ir unikalios išskirtinės idėjos tu verslo nepradėsi. Žinote, atsimenu vieną gerą situaciją. Kaip taisyklė, kiekvieną mėnesį per pilnatį ateina patys įdomiausi pašnekovai ir klientai. Prieš kokius 6-7 gal metus per tokią pačią pilnatį, atsimenu, pas mane į konsultaciją užsirašė ir atėjo žmogus, kuris man sako, žiūrėkit, aš turiu neįtikėtinai gerą, unikalią verslo idėją. Sakau, kaip įdomu, kokią? Sako, žinokit, aš jums negaliu tos idėjos išduoti, nes aš bijau, kad tą idėją gali kažkas pavogti. Okei, sakau, na bent abstrakčiai pasakykite, kokia tai yra idėja. Sako, tai yra gamyba. Gamyba kažkokio tai buities įrankio, kuris bus unikalus ir tokio dar nėra buvę. Okei. Sakau, ar jūs prieš tai esat susidūręs su verslu, verslo darymu? Ne. Sako, jokio verslo esu nedaręs, tačiau man šovė puikiai idėja. Labai gerai, sako, tai kuom aš jums galiu padėti? Sako, man reikia, kad jūs man padėtumėt surasti finansavimą tą idėjai, padėtumėt surasti tiekėjus įrangos reikalingos gamybai, padėtumėt surasti vietą, kurioje mes galėtumėm įsikurti gamybą. Taip pat man reikia, kad jūs padėtumėt surasti visus darbuotojus. Sako, toliau man reikia, kad jūs padėtumėt man parduoti tą produktą. Klausausi aš to žmogaus ir aš jo klausiu, sakau, o tada kodėl jūs man esate reikalingas?
Ir iš tikrųjų tokių situacijų per savo konsultavimo karjerą esu turėjęs daugybę. Mes labai dažnai galvojam, kad gerai išskirtinė idėja yra viskas. Tačiau viena tiesa yra labai skaudi. Visada visiems kartoju. Jeigu tau į galvą šovė unikali ir išskirtinė verslo idėja, turėk omeny, kad tą pačią sekundę tame pačiame mieste kaip minimum per 10 žmonių ta pati idėja irgi šovė į galvą. Unikalių idėjų būna labai retai. Ir esmė visgi yra ne pačioje idėjoje. Ne? 90% verslų ir užsilenkia. Būtent dėl to labai dažnai, kad žmonės ateina pakylėti, turėdami nuostabią idėją. Iš tikrųjų, tos idėjos gali būti geros. Tačiau verslas padaromas ne iš idėjos. Verslas dažniausiai yra padaromas sunkiu darbu, užtikrintų darbu orientuotų į rezultatą. Nes iš patirties galiu pasakyti, didžioji dalis verslų ir didžioji dalis verslo idėjų eigoje transformuojasi, užauga, išauga, pasikeičia. Ir labai dažnai būna, jeigu verslas pradeda savo veiklą galvodamas apie kažkokį vieną produktą, vieną paslaugą, su laiku rinkos poreikiai, politinė, ekonominė situacija pakoreguoja viską taip, kad labai dažnai produktas, nuo kurio pradėjai, ir produktas, kurį tu vystai, parduodi, gamini, darai, atlieki, suteiki kaip paslaugą, yra visiškai skirtingas produktas. Mitas, su kuriuo labai dažnai susiduriu, tai yra įsivaizdavimas, kad aplinkybės neleidžia mums sukurti veiklos ir verslo. Žinot, prieš kokius 3-4 mėnesius susidūriau su vienu žmogum, kuris norėjo pradėti verslą. Ir jo frazė labai gerai apibūdino tą įsivaizdavimą arba tą naratyvą, kurį dažnai, žinot, skleidžia žmonės, pradedantis arba jau pradėję, bet vargstantis versle. Jisai sako, žinai, sako, vat aš nusprendžiau, kad verslo nebenoriu daryti, nes nėra žmonių norinčių pas mane dirbti. Aš jam sakau, o panašiuose versluose pas tavo konkurentus, buvusius, esamus, ar būsimus, ar galimus konkurentus, ar dirba žmonės? Na taip dirba, bet jie, žinai, jie nenori dirbti pas mane, jiems reikia vis daugiau pinigų. Ir aš sakau, o ar nėra taip, kad verslininkas, kuris kuria verslą, vadovas, lyderis, kuris yra atsakingas už tą verslą, turi sukurti sąlygas, kad žmonės pas jį norėtų ateiti? Ne, sako, sąlygos, aš manau, pas mane geros, tiesiog žmonės nenori dirbti. Ir žinot, kas yra juokingiausia? Tai nėra vienintelės aplinkybės, ne? Tai tik parodo pavyzdį. Labai dažnai pradedantis arba vargstantis verslininkai kaltina mokesčius, kaltina vyriausybę, kaltina ekonominę situaciją, krizės. Aš pats, žinokit, nemeluosiu, aš per krizės esu nukentėjęs. Esu turėjęs netgi keletą bankrotų, tačiau galiu jums sąžiningai, atvirai ir atsakingai pasakyti, kad nepaisant to, kad ekonominė situacija būna sudėtinga ar buvo sudėtinga mano nesėkmėse, kurias esu turėjęs, visgi atsakingas už tai buvau aš, nes mano sprendimai, mano veiksmai įtakojo, kad aš nesusitvarkiau su ta sunkia situacija. Ir geriausias argumentas tai rodantis yra apsidairyti aplinkui. Ar yra kitų įmonių, kitų verslų, veiklų, konkurentų, kurie su tuo susitvarko? Tvirtas mitas, su kuriuo aš labai dažnai susiduriu, žmonės pradedantis verslą, kurie niekada nebuvo verslininkai, niekada iki tol nebuvo vadovai, įsivaizduoja, kad kai jie sukurs verslą, pas juos ateis dirbti žmonės, kurie bus jų nuosavybė, bus jų tarnai, besąlygiškai klausys, ką jie pasakė, darys viską, kaip nori viršininkas, vadovas, karalius, aleliuja, ponas Dievas, verslo vadovas, savininkas. Tai yra pats didžiausias šūdo malimas ir nusišnekėjimas, kokį gyvenime esu girdėjęs. Žinot, mano kanalas yra apie lyderystę. Ir aš užtikrintai manau, kad verslas yra pati aukščiausia lyderystės forma. Ir kiekvienos veiklos, kiekvienos įmonės savininkas arba vadovas, mano manymu, yra arba turėtų būti pats didžiausias tarnas savo įmonėje ir pats didžiausias tarnas savo komandoje. Na, įsivaizduokite, jeigu mes turime gamybą. Įmonės visada labai normaliai prižiūri gamybinę įrangą. Rūpinasi, remontuoja, sutepa. Žiūri, kad įranga nesugestų, žiūri, kad įranga tarnautų kaip galima ilgiau.
O kodėlgi ne taip turėtų būti su darbuotojais? Nes iš tikro tikras lyderis savo darbuotojus turėtų matyti kaip partnerius. Nes be darbuotojų nėra veiklos. Vienas karalius, vienas vadovas tu nebūsi. Jeigu tu tik sugebi psichologiškai prispausti, engti savo darbuotojus, tai labai stipriai įtakoja tavo veiklos tvarumą. Taigi tikras vadovas, tikras lyderis turi visada suprasti, kad didžiausias tarnas yra jisai. Jisai yra atsakingas už tai, kaip sekasi jo komandai. Jisai yra atsakingas, kaip komanda įsitraukia į darbą. Jis yra atsakingas, ar komanda daro ar nedaro klaidų. Nes jeigu komanda daro klaidas, reiškia vadovas prastai vadovavo. Žinot, aš visada sakau vadovams, jeigu tu dirbi gerai, bet tavo komanda mala šūdą, tai reiškia, tu mali šūdą, tu nedirbi gerai. Tai yra turbūt pagrindiniai mitai, pagrindiniai dalykai, toli gražu ne vieninteliai, kurie labai dažnai sukuriam pradedantiesiems verslininkam, būsimiem verslininkam iliuziją apie verslą, ne kad viskas bus tik tais lengva, viskas bus tik tai, žinot, kaip per sviestą ir viskas gausis. Verslas tai yra darbas su problemomis. Nežinot, kaip sakydavo mano senelis, kuo didesnį ūkį tu turi, tuo daugiau problemų tu turi išspręsti, nes kiekvienas gyvūnas tavo ūkyje yra tavo problema. Ir kuo daugiau problemų tu išspręsi, tuo daugiau naudos iš savo ūkio tu gausi. Lygiai taip pat yra ir versle. Verslas tai yra problemų sprendimas. Smagioji verslo pusė užima labai mažą dalį viso verslo. Idėjų generavimas, idėjų kūrimas. Didžioji dalis visgi verslo yra tvarkymasis su mokesčiais, tvarkymasis su komanda, rūpinimasis, kad sistema veiktų, rūpinimasis, kad visi gerai uždirbtų, rūpinimasis, kad visi gerai jaustųsi, tiek klientai, tiek tiekėjai, tiek darbuotojai. Ir todėl didelė dalis verslų užsilenkia žiauriai anksti. Pradėjęs daryti veiklą, pradėjęs daryti verslą iš idėjos, norėdamas įgyvendinti kažkokią pasaulį keičiančią idėją, tu susiduri su ta sunkia našta, su ta sunkia kasdienybė, kuri tave slegia ir atima visą romantiką, kurią tu matei filmuose, kurią tu įsivaizdavai. Kiekvienam iš jūsų, kuris galvoja arba kuri galvoja apie savo veiklą, apie savo verslą, aš noriu palinkėti, kad jūs surastumėte savyje jėgų, užtikrintumo ir ryžto susitvarkyti su visom įmanomom problemom. Vien idėjos neužteks. Jūsų darbas, jūsų atsakomybė ir jūsų pasiaukojimas duos jums geriausius rezultatus. Taigi ačiū jums už dėmesį, sėkmės, laikykitės ir nepasiduokite, o mes susitiksime greitai.